Taigi šį sekmadienį, šį penktąjį gavėnios sekmadienį, mes matome Jėzų sukrėstą ir nuliūdusį. Jis net šiek tiek nusiskundžia. Dabar mano siela sukrėsta. Jėzus svyruoja. Jėzus svyruoja ir net nepasitikė savimi. Nesako, ką aš pasakysiu. Tėve, mane gelbėk nuo šios valandos. Dar kartą Jėzus parodo. Nesugebas eiti į kančią nesvyruodamas. Dar kartą parodo, kad jis iš tiesų buvo neapsimestinis žmogus, aš nusileido atseit pabūsiu žmogumi, bet buvo tikras žmogus. Į kančią jis ėjo svyruodamas, abejodamas, mąstydamas, sumišęs. Jis kažko buvo neužtikrintas, net abejojantis. O gal nereikėtų. Atrodo, kad vien mintis apie artėjančią kančią jam kelia nieko nepaaiškinamą baimę. Jau jį slegia. Jau jį slegia kryžiaus svoris. Nors tas sunkus metas dar nepalietė jo pečių. Tačiau mintis apie būsimąją kančią net ir Dievui yra nepakeliama. Iki pačios akimirkos. Jis kalbėjo mokiniams, kad jo valanda dar neatėjo. Tačiau trumpėjantis laukimo laikas gniuždo vis labiau ir labiau. Ir galiausiai tenka ištarti. Atėjau į šią valandą. Iš mūsų išganytojas taip pat ir kaip daugybė žmonių svyravo tarp noro, kad viskas kuo greičiau baigtųsi ir drauge stengiasi nutolinti tą akimirką, kaip įmanydamas. Kančios taurė yra be galo karti. Turbūt visi tai patyrėte. Todėl jie tenka išgerti pamažu, lašas po lašo. Ir kai geri tą kančios taurę, atrodo, dugno nesimato. Bet juk tam aš ir atėjau į šią valandą, sako Jėzus. Jėzus šio apsisprendimo momentu aiškiai patvirtina, kad jis laisvai pasirenka tai, ko pats gal ir nenorėtų. Laisvai pasiduoda tam, kam priešinasi visa jo žmogiška prigimtis. Drauge, šiandien Jėzus tampa atrama visiems mums. Juk kiekvienas turime išgerti. Kiekvienas. Be išimties. Kiekvienas turime išgerti savo kančios taurę. Tačiau ji tampa lengvesnė. Žinant, kad tas, kuris nugalėjo mirti, irgi perėjo tą patį skausmą ir abejonių kelią. Ne kitokį, ne lengvesnį, bet tą patį.